Aš tikrai savo daug leidau. Džetai, malūnsparniai, jachtos, mašinos. Tautvydas Barštys. Nuo pusryčių su Cristiano Ronaldo ir multimilijoninės imperijos iki visus pribloškusio sprendimo pabėgti į kaimą. Jūsų gydytojo pasakymas, kad jums liko gyventi pusę metų. Išskirtinis vieno turtingiausių Lietuvos verslininkų interviu. Garsenybių pamėgtos valdos iš labai arti ir širdį virpinantis atvirumas apie šeimą, nuodėmes bei tikrus draugus. Žinot, aš kaip koks gal arčiau velnio, tai vis tiek turi būti velnės ir angelas. Sveiki, aš Edvardas Žičkus ir visa laidos Gyvenimas yra gražus komanda. Nuoširdžiai dėkojame už tokią gausą žinučių ir atsiliepimų po pirmosios laidos. Pažadame jums dar daugiau naujų pažinčių, ryškių kelionių įspūdžių ir netikėto požiūrio į gyvenimo būdą, apie kurį ne visada pasakoja televizija ir rašo interneto portalai. Kai vienas turtingiausių Lietuvos žmonių, Tautvydas Barštys, nutarė parduoti ilgus metus kurtą savo verslo imperiją ir persikelti į Lietuvos pakraštyje esančius miškus, tokį jo žingsnį mažai kas suprato. Tačiau šiandien kišenėje žodžio neieškantis verslininkas nuoširdžiai prisipažįsta, kad pakeisti gyvenimą iš pagrindų jį privertė ne tik kova su vėžiu, bet ir suvokimas, kad jokie pasaulio turtai ir jokios motyvacinės knygos nenumalšins gimtinės ilgesio ir neatsakys į klausimą, kurgi rasti laimės formulę, nes ją kiekvienas turime susikurti patys. Aš tikrai savo daug leidau, žinai, ten džetai, malūnsparniai, jachtos, mašinos, ten viskas, kas buvo. Ir aš mėgausiu tuo gyvenimu, aš tikrai nebuvau daikto vergas. Mudviejų susitikimas prasideda Vilniuje. Viename iš Tautvydo Barščio su verslo partneriais valdomų viešbučių Vilne. Lankydamasi sostinėje, čia jis mėgsta užsukti, kad ir keletui minučių pasigrožėti Gedimino pilies ar Bernardinų sodo panoramomis. O tada vėl sėda į automobilį ir jo vairą suka ramybės uostų tapusių naujų namų link. Man teko gimti tuo pačiu, manau, įdomiausiu laiku, kada santuoka pasikeitė per vieną naktį. Išgyventi jam teko išties daug. Bet pasikalbėti apie tai jis kviečia į savo valdas, kurias geltonoji žiniasklaida jau spėjo pakrikštyti milijonieriaus Barščio rezervatu. Tad netrukus iš sostinės centro pajuda aplinkinių akį traukiantis išskirtinis automobilis. 100 000 eurų kainuojantis, pagal specialų užsakymą pagamintas Rolls-Royce Phantom išsiskiria ne tik savo galingumu ir gabaritais, bet ir prabangiai įrengtų salonu. O vienas pagrindinių šios pasaulyje verslo elito vertinamos transporto priemonės ypatumų - specialių dujų pagalba iki aklino baltumo akimirksniu atspalvį pakeičiantys stiklai. Ši mašina viena iš daugelio įspūdingoje Tautvydo Barščio kolekcijoje. Tačiau būtent ji ilgą laiką yra neatsiejama jo gyvenimo dalimi. Su ja dar prieš gerą dešimtmetį jis vykdavo į elito vakarėlius, susitikimus su verslo partneriais ir išdidžiai fotografavosi blizgiems žurnalams. Ji buvo tokia pat neatsiejama vieno turtingiausių šalies žmonių įvaizdžio dalis, kaip ir nuosavas sraigtasparnis. Kaip ir pribloškiančios kelionės po egzotiškiausias pasaulio šalis ar pažintys su tokiomis garsenybėmis kaip futbolo legenda Cristiano Ronaldo. Žmogų puošia vidus, o ne išorė ir koks, ten, žinot, rankinukas. Pinigai suteikia laisvę. Bet juos rizikinga tiek uždirbti, rizikinga tiek išleisti, teisingai investuoti. Žiūrėkit, jūsų mašina kainuoja beveik 500 000, aš vakar dar pasižiūrėjau. Aš jau nekalbu apie namus, sraigtasparnį, kurio dabar jau neturit ir taip toliau. Jums svarbu šitie dalykai? Žinai, aš manau,
Tai nėra man svarbu, aš jų O ką jie duoda? nieko Aš neduodu. visą laiką noriu paklausti žmogus, vat ką jie duoda? Ne, nu, jūs atsakėte automobilis. Ne, Aha. tai mes berods jau kalbėjom, žinai, nu, mano svajonių automobilis buvo vaikystėje, kai aš nusipirkau, kaip didukas nupirko pirmą mašiną, aš ją sapnau. Dabar koks šitas, pavyzdžiui, čia tas Roisas ar koks Lamborghinis, nu čia buitis renti. Ateino lentynos, nusėmė ir čia kokia šitas svajonė. Kiek pas jūs garaže automobilių? Čia ir ten Šveicarijoje, ten koks 20? Ne, tikrai ne. Nesuskaičiuota, ne? Ne, aš dabar viską keičiu į žirgus. Aha. O žirgų žinau, kad turi 60. Mhm. O tikrai žirgas kainuoja brangiau už automobilį? Nu, yra tokių, kur žymiai brangiau kainuoja. Maždaug po 2,5 valandos kelio pasiekėme Balkasodį, vietą Alytaus rajone, kur ir prasidėjo istorija, verta tiek rašytojo plunksnos, tiek kino filmo. Tuo turi gyventi dušio, gal čia ne kiek pinigų, bet kiek turi tos renti. Tai va čia po šito ąžuolu, čia buvo dėdukų sodyba. Čia 9 vaikų šeimoje gimė jo tėvas. Daugiavaikėje šeimoje pasaulį išvydo ir jis pats. Ir būtent šioje didžiulė tvora apjuostoje, kamerų bei apsauginių stebimoje teritorijoje po daugelio metų vienas ryškiausių Lietuvos verslo pasaulio atstovų vėl atrado ramybę ir laimę. Lydima tėviškės gamtos, nostalgiškų prisiminimų ir žirgų. Buvo laikmetis, kai aš, pažiūrėjau, gal neišeidavau iš kažkokio iš tų kažkokių verslo, susitikimai, vakarėliai, kažkas, nu tai reikia pažiūrėti į pasą. Pusė jūsų amžiaus draugų, pusė jūsų kolegų šiandien gyvena taip. Žmona, vaikai pastatyti ten, o štai čia yra jauna mergina, mažas vaikas, Instagramas, sraigtasparniai, privatus lėktuvai ir taip toliau. Pas jūs? Ne, tu tai čia, žinot, kiekvienas žmogus asmenybė, kiekvienam, žinai, atrodo tam taip. Tarsi jums neartima tai? Nu, nežinau, man, aš pas mane gal tas daugiau krikščioniškos vertybės, 10 Dievo įsakymų kažkokius, žinot, kaip jau... Laikotės visų? Nu, gal aš neskau, aš nesu tas šventasis. Po 10 mečių praleistų verslo epicentre prieš kelerius metus Tautvydas Barštys sąmoningai pasirinko tylą. Tam turėjo labai svarbu, kaip pats sako, likimo siųstą įspėjimą, negailestingą medikų diagnozę ir bauginančią prognozę. Tačiau apie tai šiek tiek vėliau. Aš 40 metų, dariau verslą, žinai, aš gyvenau svetimus gyvenimus. Turėti 4000 žmonių, apie milijardą apyvartą, žinai, reikėjo, žinai, manau, kad, O jūs užmigdavot skaičiuodamas tos pinigus ir žmonės, apie juos galvodamas, ar... Jie, yra verslas, jie, pavyzdžiui, kad ir tas laivas, kaip jis plaukia, labai gražiai plaukia, bet kaip jis stoja, jis dar gražiau stoja, žinai. Bet kai stoja, jis primena Titaniką, ne? Tai yra žmonės, komanda, verslas, tai, pasikartosiu, tai yra, didžiulė rizika, politinė, turėjo tokį, kaip mano verslas buvo Kauno grūdų grupė, tai ten ir turi su politikais, ir su tuo, ten turi laviruoti kaip žuvis vandenį. Į lovą priimti visus. Ten turi, kaip sakant, šypsotis, išklausyti, ir savo padaryti. Royal Horse Resort. Daugiau nei žirgynas, daugiau nei poilsio kompleksas, daugiau nei 60 hektarų gamtos, miškų ir Nemuno slėnio apsuptyje sukurta erdvė. Šiandien minima tarp stipriausių ir įspūdingiausių visoje Europoje. Arba, kaip sako jos šeimininkas, neretai lyginama su legendiniu Rolex laikrodžiu. Ta techninė bazė padaryti yra viena, žinai, bet atimti žmogišką potencialą, šalies kultūrą, tam dalykui yra be galo daug iššūkių. Net Amerikoje gyvenanti garsi televizijos laidų vedėja Colette Dunhill
beje taip pat kilusi iš Dzūkijos, viešai yra sakiusi, kad ją sužavėjo Žirgyno architektūra ir išpuoselėta poilsio erdvė. Klausydo, daug fiziškai žmonių visą tai prižiūri, saugo? Nu, žinot, čia labai toks geras klausimas, žinot, kaip pas Romos popiežių paklausė Paulius, sako, kiek čia Vatikane dirba žmonių, tas galvoja, sako, gal pusė, bet atlyginimus gauna visi. Aha. Taip ir čia manau, kad Atlyginimus gauna visi. Visi Tai čia dirba, svarbu, ar ne? gal dirba pusė kokia. Šiandien Alytaus rajone auginami ne tik žirgai. Čia gyvena alpakos, avys, asilas ir ožys vincukas. 13 metais, 14, kai čia viskas buvo projektuojama, viskas buvo rašomi, ten tie biznio planai, nu, nieks negalvoja, kad čia bus tas su Karas. rytais, su vakarais, nu, čia irgi, nu, kai verslui didžiulė rizika. Dabar žiūrėkit, prabėgo 12 metų, gailitės? Ne, nu, Jeigu atsuktumėt laiką atgal, nebedarytumėt? Nu, aš nežinau, gal, žinai, kaip kitas įkite, nu, yra tokie momentai, kai tu, žinai, kažkas tai, nu, gal ir, žinai, nu, nes tas amžius savotiškas, nu, tas kažkoks tai tas, ir, nu, čia tuo reikia gyventi, ką daryti. Aš 40 metų gyvenau, nu, svetimus gyvenimus renti, ir aš galvoju, nu, išeisiu pensiją, pagyvensiu savo, bet, nu, pasirodo, Nu, išėjot, nepagyvenot. Dabar gailitės to, kad prieš 13 nu, gailėtis, metų matyt, pradėjot va šitą iššūkiai, verslą. nu, tik stipriems žmonėms. Jeigu būčiau, O sveikata nu, veža jeigu dar? būčiau protingesnis, tai gal būčiau koks Gedimo prospektą vaikščiočiau, kokią bankę dirbčiau. Jo, o sveikata veža? Čia Nu, viskas. sveikata, žinot, toks dalykas vienam atrodo, kad, žinai, kad tu, mūsų kitų lietuvių tokie verksnių, žinai. Ai, jūs neverksit, aš žinau Jo, šitą, tai- jūs man pažadėjote. Tai, bet, nu, sveikata laiko? Nu, sveikata vėl, žinai. Nes jūsų, žinokit, daug karto žmonių, kuriuos aš esu kalbinęs, jie man vieną dalyką sako, jeigu aš būčiau žinojęs prieš 10 metų, kad šiandien aš sunkiai eisiu, sunkiai vairuosiu, sunkiai kvepuosiu, aš nieko nebūčiau ėmęsis. Nu, aš gal matai toksai priežigas, jeigu mane ten gyrė, nu, tai reiškia kažkas jau su manim negerai. Jeigu mane ten kažkas tai keikia, reiškia su teisingam keliui. Tai sveikata irgi, nu, ko tu gal kažkaip tai, nu, tas iššūkiai dar labiau susikaupi, gal kažką tai vis tiek prisimeti, kad, nu, kažkas tai tas jau saulė gan vakarop, 67 metai, jau tas kažkoks, nu, tai tikrai, nu... O klausyk, beveik, kiek jūs planuojat, gyventi? Ten yra žmonės, kaip kiekvienas 120, o jūs? Ne, aš nuo šviežių bulbių iki šviežių bulbių. Tai vieta, kur prabanga nėra atskirta nuo paprastumo. Ir kiekvienas tiek prabangą, tiek paprastumą šioje vietoje atranda savaip. Kažkas aikčioja nuo dizainerio Ralfo Laureano iš ragų sukurtų ir žirgyne kabančių sietynų, kažkam kvapą gniaužia įspūdinga vila su nuosavu spa centru ir terasa vedančia tiesiai į tvenkinį. Žinoma, negali nepastebėti ir žirgams įrengto soliariumo ar kitų patogumų. O kai kas valandų valandas čia gali žavėtis gausybę vieno žinomiausių Lietuvos skulptorių Stasio Žirgulio darbais. Klausykit, aš jau matau berods antrą ar trečią angelą nutūpusi ant stogo, o jeigu šiaip realiai fiziškai daug reikia žmonių visą tai saugoti ir prižiūrėti? Nu, aš manau, kad vis tiek tas angelas yra mūsų kažkoks simbolis. Nu, žinot, aš kaip koks gal arčiau velnio, tai vis tiek turi būti velnės ir angelas. Na, padraugaukit. Na. Jo, kažkaip tai, aš manau, kad, nu, angelas vis tiek tas, jeigu pamatai, nu, gyvenimo pozityvas iššaukia pozityvą, negatyvas iššaukia negatyvą, agresija iššaukia agresiją. Tai aš manau, kad kuo daugiau kažkokių gyvenime mūsų būtų angelų, tai mes būtume laimingesni. Šimtai skulptūrų tobulai įsilieja į erdvę, kur jautiesi tarytum gyvame gamtos muziejuje. Ir Tautvydas čia jau 5 šeimos karta. Ko arčiau grabo, to daugiau sentimentų.
O kokie prisiminimai gražiausiai grįžta? Sako, 300 metų ąžuolo, ar ne? 9 vietos šeimos nariai. Tai aš manau, tie sentimentai, jie toks dalykas, jie turi, tam sentimentui turi suaugti, išbręsti, prinokti. Kaip buvo mama, tai buvo toksai, kaip šeima, tai šiek tiek buvo, atrodo, kaip tokia, prievarta, aš kas sekmanį turėjau, jeigu Lietuvoje būti pietų, tas toksai biški, jau kaip, ir kaip netenki, tada visko pradedi vertinti, Nes tada už tuos pietus atiduotum benką, kad galėtum, kad už tos žmonės atiduotum benką, kad galėtum su jais pabūti, Klausykit, o per sekmadieninius pietus, ką mama labiausiai, skaniausiai gamina? Aš manau, kad Dzūkija, tai ten bulviniai patiekalai, kokia kopūstienė, karka, tokio ūkiškai paprastai, bet su tais produktais, su tais maisteliais užaugęs, ir jie jokiam mišelinė tai nepavalgysi, kaip, matyt, šilumos mama, ten mamos rūpestis, mamos tas, toksai, Tad kasgi iš pagrindų pakeitė ekstravagantiško, audringo gyvenimo nevengusio ir multimilijoninę imperiją savo rankomis pastačiusio Tautvydo Barščio gyvenimą? Kodėl po Kaune praleistų ilgų dešimtmečių jis nutarė sugrįžti į Lietuvos pakraštyje esančius Tėviškės miškus? Kuo brangios šitos vietos? Mano protėvių kažkokie, tie daiktai saugoti, mamos, dėdukų, ir tas, aš manau, kad gal, pas jauną žmogų nėra tų tiek sentimentų, bet jau tam amžiui yra be galo daug tų sentimentų kažkaip, tai, ir jie be galo, atveda atgal į prisiminimus, Kur jūs sugrąžina? Sugrąžina tą vaikystę. Aš manau, kad, kaip vaikas būna darželėje, atrodo, kad jau aš mokysiuos mokyklo bus fainiau. Mokosi mokyklo, kaip jau studentausi, atrodo, bus geriau. Jau kaip studentauju, jau kaip dirbs bus dar geriau, bet pasirodo geriausia buvo vaikų darželė. Būtent šiuose namuose jis šiandien itin atvirai ir nuoširdžiai kalba apie tai, kas tapo lūžio tašku. 1 milijardas eurų, 4000 darbuotojų ir jūsų gydytojo pasakymas, kad jums liko gyventi 5 metų. Ką jūs nusprendėt daryti toliau? Išbandymai tik stipriems žmonėms. Aha. Tai, aš manau, kad žmogus planuoja, dievulis juokiasi. Bet kai dievulis taip pasijuokė, kad sako 5 metų, tau milijardierių, tai ką jūs sakot jam? Ne aš pirmas, ne aš paskutinis, kuris, jeigu toks likimas, matyt, taip. Susitaikėt su to? Turi susitaikyti. Kauno Grūdus ir Paukštynus valdžiusio 1000 darbuotojų turėjusio ir milijardo eurų apyvartą kasmet pasiekdavusio verslo magnato ambicijas pristabdė bei gyvenimo kryptį pakeitė ne finansinė krizė ir ne rinkos svyravimai. Ja pakeitė diagnozė vėžys. Negailestinga, netikėta, privertusi peržiūrėti viską. Tempą, prioritetus, ateitį. Gydymas, operacijos, ilgalaikės pasekmės sveikatai tapo riba, už kurios verslas nustojo būti svarbiausias. Tad jį vyras pardavė už beveik 100 milijonų eurų ir tą pačią dieną atvertė naują gyvenimo lapą. Kiekvienas yra savo gyvenimo kalvis. Ir kaip tu, vienam patinka tas, kitam patinka tas, atrodo, aš atrodo, kaip galiu čia dar kokia automobilis. Tai metus prastovi laiko garažiai ir tu išvažiuotum. Man atrodo, kaip jo neturėti, aš jeigu turėčiau, jau iš jo neišlipčiau. Tai, čia brėdas. O turite ir neįlipot, ne? O turi ir neįlipi. Tai čia tas tokio, tas, sotumas irgi, pavyzdžiui, gyvūnas, koksai žirgas atėjo į upelį, atsigėrė ir jis turi saiką, žmogus kitas besaikis ten. Tai ne nostalgija, o sąmoningas pasirinkimas, sako Tautvydas Barštys. Ir niekiek nepasimeta paklaustas,
Kodėl paskui jį nesekė žmona Sigutė, ar kodėl susirgus vėžiu jis pats neišvyko ramybės ieškoti į Šveicariją, kur ne vienerius metus gyvena jo sūnus, o šeima valdo įspūdingus žemės sklypus ir yra įkūrusi milijonų vertės fondą. Aš tokiu, žinai, kaip sūnų galiu didžiuoti, žinai, nes 3 kartą Ironmano Lietuvos čempionas, ten tas kažkaip puikus dabar mūsų šeimos fondo tvarkytojas. Kaip tėtis didžiuotis juo. Jis, be abejo. Šis žirgynas dabar visas jo gyvenimas. Miškai, Nemuno slėnis, vandens telkiniai, žirgų trasos, architektūra, kurioje dera ramybė ir prabanga. Neatsitiktinai čia savo milijonus kainuojančius ristūnus patiki net arabų šeichai. Man yra tekę girdėti, kad tam tikri oligarchai, net ne oligarchai, bet iš tikrųjų šeichai, kai pas Barštį skraidina savo žirgus, jie skraidina su tokiu privačiu lėktuvu, kurio pusė privataus lėktuvo skirta yra žirgui, o kita pusė yra, sakykime, šeichui ir jo moteriai. Taip? Tai, aš nežinau, aš tikrai, yra tokie variantai, yra tokie tos galimybės, kas turi, kiekvienam jurgiui kepurė pagal jį, suprantat. Ten, kas savo gali leis, kas jeigu tą veža, tai kodėlgi ne, žinai. Neatsitiktinai čia pabėgti nuo šurmulio, pašalinių akių perdėto dėmesio ar net skandalų atvyksta pats Arvydas Sabonis, Jonas Valančiūnas, Egidijus Dragūnas Selas, buvęs premjeras Gintautas Paluckas, verslo, pramogų ir kultūros pasaulio grietinėlė. Tautvydai, o kiek jūs turite tikrų draugų? Nes dėl ko aš klausiu? Nes pasižiūrėjus į jūsų socialinius tinklus, tai čia aš galiu pamatyti Sabonį, Valančiūną, Egi Dragūną, visus kitus. Tai yra jūsų draugai? Aš manau, kad jie, žinai, savotiškos asmenybės yra. Aš manau, kad, aš daug skaičiau šitų biografijų ten. Skambintume jiems naktį. Van Gogas, ten kažkai, jie visi šizikai buvo, žinai. Tai, aš bijausi, kad, savotiškai šizikai, žinai. Tai aš manau, kad gerai, Egis nesupyks, aš esu tikras. Dėl Sabonio pagalvokime. Aš manau, kad irgi asmenybė kažkokią savo srity, ten, tai Žirgulis skulptorius, bičiulis, matėt su čia Marcinkevičius, Justinas laikėsi pas tėvus, su Žirguliu sukurtas biustas. Aš manau, kad tai dabar, jeigu reikėtų jums įsitraukti telefoną ir paskambinti visiems tiem žmonėm, kiekvienas atsilieptų? Aš manau, kad dauguma jų atsilieptų. Tautvydas Barštys dėkoja medikams ir likimui, kad prognozuotas likęs gyventi pusmetis tęsiasi iki šiol. Sveikata jam dabar ypatingai svarbi, todėl kas rytą keliasi 6, mina dviratį, neria į baseiną, daug vaikšto gryname ore ir įdėmiai stebi, ką deda į burną. O pinigai, santykis su jais anot vyro dabar tapo labiau išgrynintas ir tikras. Bijot sent? Ne, matai, gyvenime nedaug kas brangsta, žinai, su metais tik smuikas, vynas ir vyras, kaina tik kyla. Tai istorija apie žmogų, kuris galėjo likti bet kur, bet pasirinko sugrįžti. Ne todėl, kad pralaimėjo, o todėl, kad suprato, kas iš tiesų svarbu. Kaip jūs norėtumėt, kad, žinot, prabėgus, nežinau, ten 50 metų, nesvarbu kiek metų, kai skaitys jūsų vardą pavardę, kas turėtų būti Wikipedijoje įrašyta prie jūsų vardo? Kažkoks tai buvo. Buvo kas? Toksai. Kas? Šiokia tokia tuo metu asmenybė kažkokia, žinai, kažką tai, Taip kukliai? Aš manau. Jeigu rimčiau? Mato, sako, kapuos ir prie stalo visi lygus. Gerai. Ačiū, viskas, pasiduodu. Ate. Gal gyvenimas ir nėra tobulas, gal ne visada jis būna lengvas, bet jis tikras. O kokią kryptį pasirinkti, manau, kiekvienas sprendžiame patys.
Dar daugiau istorijų jūsų laukia jau kitoje laidoje, na o visas jas galite peržiūrėti mūsų YouTube kanale jums patogiu metu, tad kviečiu tapti prenumeratoriais, dalintis laidos įrašu ir susitikti po 2 savaičių.